Labas, dėkoju tau, kad atrašei mano žinutę. Tai šiame video bandysiu pertikti naudingą informaciją apie produktus, palaikyti imunitetą. Vienas iš pagrindinių produktų tai yra alavijos sultis. Alavijos sultis tai aš vadinu energijos eleksyras, sveikatos eleksyras, nes alavijos sultis jos orientuojasi į žarnyną, nes mūsų žarnyne yra sveikata, mūsų energija, mūsų nuotaika, mūsų grožis ir gyvenimas. Forever alavijos sultis išneša šlakus, išneša toksinus, išneša gleives, nesuvirškintą maistą ir įneša vitaminus A, E, nuo B1 iki B12, folio rūgštis, vitaminas C, D, mineralai, amino rūgštis, virškinimo fermentai. Tik tai aš rekomenduoju pasirinkti arba mango sultis, arba su persikais. Persikose sultis yra daugiau antioksidantų AE, tai vėlgi kvėpavimo takam, odai, akytėm ir vėlgi žarnynui. Ir mango sultis taip tai labiau į atmintį, į protinę veiklą, į smegenytes. Ir pradėjus gerti šias sultis, mums pagerėja nuotaika, pagerėja virškinimas ir išmokstam gerti vandenį, norisi daugiau sveikesnio maisto, jaučiasi tokia energija, toks gyvybingumas jaučiasi, nes užveda visą žarnyną, visą virškinimą. Aš pati kaip maitinau, ir kai laukiausi gėriau, ir kaip maitinausi gėriau, ir dukrytei kelių mėnesių daviau po lašelį, kad jai nespaustų, nebūtų spazmelių, neskudėtų pilvuko. Kitas papildas tai yra Forever Kids vitaminai, tai nevalgiukams vaikams, kurie visiškai nevalgo, kurie blogai tuštinasi, kieno yra nusilpęs kraujukas, kuris yra pasyvesnis. Tai vėlgi įeina daržovės tokie kaip moliūgai, kalafijorai, svogūnai, kanės salotos, to, ko vaikučiai nevalgo, o jie yra saldus, yra acaiuogos, alyvmedžių lapai, gervuogės, braškės, vynuogės ir būtent tas skonis toksai suteikia egzotinis vaisius, vaikiško vitamino. Na ir aš pati juos naudoju vietoj saldainių. Labai lengvai susikramto, labai lengvai tirpsta burnoj. Kitas papildas, aš sakyčiau, kaip ir profilaktinis, kaip ir stipresnis, jeigu dažniau kosėjimai yra, dažniau nosytė bėga. Tai būtent gamtinis antibiotikas česnakas su čiobrelio kapsulytėm. Tai kas labai smagu, kad nesijaučia visiškai česnako. Yra čiobrelio eleksyras, kuris veikia prieš uždegimiškai, veikia prieš virusus. Ir aš kai leidžiu savo vaikus į darželį, mokyklą, tai aš profilaktiškai dieną duodu, kad nepasigauti virusų. Žinoma, mes susirgam, bet mes lengviau iš to išeinam ir kvėpavimo takus pravalo ir stiprina imunitetą ir nosytę valo. Toksai kaip ir gydomasis gamtinis antibiotikas, bet toks ir profilaktinis. Toliau žuvų taukai, švarūs išvalyti žuvų taukai. Vėlgi EPR ir DHR subalansuotos nesočiosios ir sočiosios rūgštys, kurie stipriau veikia į akytes, stipriau veikia į kaulus, intelektą, į atmintį, prieš uždegimiškai. Labai skanus, nes jaučia visiškai žuvies kvapo, įdėtas vitaminas E, kuris nuimtų tą žuvies skonį, tai mes tiesiog atsirūgstam citrusiniais vaisiais. Ir jeigu turėsit kokių klausimų, klauskit. Iki malonaus.